Nors Klaipėda TV tai visuomeniniais pagrindais veikiantis projektas, tačiau mums rūpi, kas vyksta Klaipėdoje. Todėl ne tik apimti kūrybinio polėkio grožimės Klaipėdą ir užfiksuotais vaizdais dalinamės su jumis, tačiau kartais lankomės ir ten, ką svarbu parodyti operatyviai ir kas gali būti aktualu jau šiandien. Šis nedidelis reportažas būtent iš tokio ciklo. Ties Klaipėdos universiteto botanikos sodo šiuo metu vykdomi Danės upės krantinės tvirtinimo darbai. Šioje vietoje upės krantas yra stipriai paveiktas erozijos dėl srovių ir potvinių. Todėl būtina imtis veiksmų, siekiant apsaugoti šlaitą nuo tolesnės griūties ir išsaugoti šalia esant intensyviai naudojamą dviračių bei pėsčiųjų taką. Vykdant darbus bus sutvarkyta apie 200 metrų kranto. Šlaitui tvirtinti suprojektuota laikinoji atraminės sienos konstrukcija iš plieninių į laidinių polių. Darbus, kurių vertė 585 000 eurų, tikimasi užbaigti iki vasaros pradžios. Tad kol vyksta darbai, dviračių bei pėsčiųjų tako ruožas ties botanikos sodu yra uždarytas, tad šią atkarpą prašoma aplenkti. Žinia, jog praėjusių metų pabaigoje buvo baigti Danės krantinės remonto darbai šalia burlaivio Meridianas. Po atnaujinimo krantinė tapo patogesnė, įgavo estetinį vaizdą ir yra dar labiau pritaikyta miesto gyventojams bei lankytojams. Tad mūsų miestas nuolatos gražinamas ir puoselėjimas, o tai reiškia, jog dar turėsime ką jums parodyti. Beje, įdomi jūsų nuomonė, ar Klaipėda keičiasi, ar stebite geras tendencijas atnaujinant miestą ir ko anot jūsų vis dar labai trūksta Klaipėdoje. Rašykite savo nuomonę komentaruose.